Šioje kovoje išeisime dar vieną lietuviškai susitikimą. Ringe susikaus visiems puikiai pažįstamas Londono olimpinių žaidynių prizininkas Evaldas Petrauskas ir Vladimiras Popovas. Abu vilniečiai puikiai vienas kitą pažįsta ir turėtumėm išvysti gan aukšto lygio boksą. Svorio kategorija iki 64 kg. Tai Evaldas Petrauskas įrengė. Raudoname kampe. Mėlyname jo laukia oponentas Vladimiras Popovas. Kaip ir visi Evaldo oponentai, taip ir šis yra aukštesni už jį. Nieko naujo olimpiečiai. Nelaukiam, nesulaukiam šito dvikovos vaizdo įvykio. Kągi, startas. Pirmas raundas prasidėjo. Popovas dešiniarankis, kas kairiarankėms šiek tiek sudaro diskomfortą. Dešiniarankiai visuomet prieš kairiarankius kovoja pasirinkę tam tikras taktikas, nes šie yra itin neparankus ir sudėtingi dvikovos metu. Evaldas miksuojas nuleidęs rankas, puikiai laviruoja gynyboje. Vladimiras žino, ką jam reikia daryti. Tai jokių būdų neprisileisti garsiojo boksininko į artimą kovą, išlaikyti saugią distanciją ir stengtis pelnyti taškus. Tai šiuo metu jis pakankamai sėkmingai įgyvendina. Evaldas visiškai atsipalaidavęs. Senas ringo vilkas, kaip galima įvardinti, nepaisant jo amžiaus. Štai kaip puikiai valdo savo kūną šis kovotojas ringe. Užgrūdintas iš tiesų labai sudėtingų mūšių. Jeigu prisiminsim Londono olimpinės žaidynės, kuriuose jisai įveikė išties tituluotus varžovus iš Turkijos ir Italijos. O šiuo metu Evaldas pasirašė sutartį su APB profesionalia bokso lyga, kuri yra dukterinė pasaulio mėgėjų asociacijos. Ir ten mes turėtume išvysti greitų metų kovojantį individualiuose įskaitose. Visi puikiai prisimename jo startus VSB. Išties buvo kvapų neuždančių dvikovų. Pateko pajusti pralaimėjimo kartelį, bet tai yra neatsiejama sporto dalis. Evaldas išties pasirodė labai įspūdingai VSB lygoje, kurioje įveikė ne vieną stiprų varžovą. Na štai panašus scenarius kaip ir šiandien pirmąją dvikovą, svorio kategorija kaip 52, kur susitiko pakankamai didelį skirtumą turintis ūgyje kovotojai. Evaldas dirba pirmų numerį, o Vladimiras antrų. Stengiasi išeiti šonus, atgal apžaisti kovotoją. Tokią taktiką pasirinkę šie kovotojai bandys iškovoti aukso medalį. Boksuoja 17 metų kovo reikia neskaičiuoja. Evaldas Petrauskas 2010 metų jaunimo olimpinių žaidynių čempionas ir 2012
Ir verta priminti, jog Evaldas Petrauskas iškovojo pirmųjų jaunimo olimpinių žaidynių Singapūre aukso medalį jaunimo amžiaus grupėje. Visus savo oponentus įveikęs labai didelį pranašumą. Tuo metu jis ten neturėjo lygių. Ir su jo aukso medalį taip pat Lietuvą parvežė Ričardas Konsaitis. Kągi, antras raundas, šiek tiek aktyvesnis. Kovotojai vienas kitą perprato. Padarė išvadą po pirmo raundo ir kimba į darbą. Vladimiras patikrina savo oponentą per korpusą. Gan techniškai dirbinėja savo judesius. Puikiai išeina iš šonos, atsitraukia. Kovotojas Čilnius žino, ką reikia jam daryti, kad išvengtų grėsmingų Evaldo bombų. Na, o Evaldas boksuojasi įprastų stiliumi. Keičia kovinę poziciją, iš kairės į dešinę ir atvirkščiai. Ir nuolatos eina į priekį ir diktuoja savo sąlygas. Štai galingas kairės rankos kablys. Tiesa, nesėkmingas. Ir neaišku, kad būtų atsitikę, jeigu jisai būtų pasiekęs tikslą. Išties galingi Evaldo smūgiai. Ypatingai šoniniai, tiek kairės, tiek ir dešinės rankos. Jie varo nevilti ne vieną oponentą bokso arenoje. Štai dar vienas sėkminga Evaldo ataka. Pelnyti taškai. Vladimiras vis sunkiau randa kelią į sėkmingą kontrataką. Natūralu, kad galbūt nuovargį savo daro. Na ir oponentų vardas dažnai psichologiškai daro savo įtaką. Visi puikiai atsimename, kad didelė dalis legendinio Maiko Taisono priešininkų kovą pralaimėdavo jau už ringo ribų. Taigi, kova vyksta jau prieš oficialų laiką ir dalis atletų šiame sporte nelabai puikiai susidoroja su įtampa treniančia aplink. Kągi, artėjant raundo pabaiga. Kiek tikslesnis buvo Evaldas. Na ir jis veda kovą šiuo metu. Laimėjo abu raundus. Jam dar yra 19 metų treneris Vladimiras Grigorjevas. Boksuojasi 5 kartus, turėjo 81 kovą, laimėjo 59. Vladimiras Popovas praėjusių metų Lietuvos jaunių čempionas ir Danas Pažniaka jaunių tarptautinio turnyro nugalėtojas. Paskutinis, trečiasis raundas. Svorio kategorija iki 64 kg, kurioje ringe matome Londono olimpinių žaidynių prizininką Evaldą Petrauską ir Vladimirą Popovą. Abu jie Vilniečiai. Na ir už nepilnai 3 minučių mes sužinosime, kas iškovojo aukso medalį šioje svorio kategorijoje. Evaldas įjungia dar aukštesnį pavarą, nuolatos atakuoja savo oponentą. Sėkmingai išvengia
Vladimiro smūgiu. Ir užbaigia šią visą tiradą. Analogiškai kontrataka, kurios metu pelno taškus. Priminsime, kad šiemet Tarptautinės mėgėjų bokso asociacijos kalendoriuje neturime nei pasaulio, nei Europos čempionatų, taigi svarbių startų mėgėjų bokso ringe nėra. Kovotojai ne taip gausiai, kaip įprasta, susirinko į šį turnyrą, nes šiemet jų turime 60. O Evaldo išvysime IPB lygoje, kurioje apie būsimą oponentą mes sužinosime jau netrukus. O 2015 metais kalendorius gana karštas. Europos pasaulio čempionatai Europos amžiaus grupėse. Ir mūsų Lietuvos bokso desantas bus pasiruošęs gauti dėl aukščiausio apdovanojimo. Kągi vyksta paskutiniai apsikeitimai smūgiais. Kovos scenarijus nesikeičia. Evaldas Petrauskas imasi iniciatyvos, dirba pirmų numerių. Eina tarsi buldozeris į priekį, o Vladimiras Popovas stengiasi išvengti šios tirados. Dėka kojų darbo, išeina į šonus. Deda visas pastangas, kad ši kova būtų nukreipta jo naudai. Ar to pakaks, mes sužinosime po paskutinio valandų žurnalo. Štai apsikeitimai smūgiais. Sportininkai atiduoda visą likusį save. Puikiai kova tarp dviejų lietuvių. Kągi, laukiame šios kovos verdikto. Kaip ir tikėjosi, Algirdo Šociko bokso turnyro čempionu svorio kategorijoje 64 kg tapo tituluotasis Evaldas Petrauskas. Visus raundus laimėjęs pakankamai didelę taškų persvarą. Sveikiname abu du kovotojus, kurių mūšis tapo tikra puošmena šiame tarptautinėme prestižiniame bokso turnyre.